ir kali. Tada jau saugumo technika nereikalinga, kai mokinius mokinu, tai ant tokių mažų nemokinau. Ant tų ilgų žastų sėdi ir nieks nejuda drožti. Sviestą demonstruoti, seniau reikėdavo pademonstruoti per mugę, taigi padarydavau, padroždavau. Per šitą mugę, kaip buvo rudeninė vieną kartą mugė, Rotušės aikštėje, tai išdrožiu rūpintojėlį. Ir buvo kaladė skirta mesika po tokią metrą aukščio ir vos ne metrą storį. Tai per tas 2 dienas ir išdrožiau vietą Rotušėj. Pranas Petronas, tautodailininkas, medžio drožėjas, skulptūros. Tai va. Atėjau dabar šnekėti. Nu tai gimiau Jurbarke, paskui Žemaitijai labai įsidėmėjau Žarėnuose, gyvenau Telšių rajone ir ten buvo į Joninės švęsdavo viską. Į pradinę mokyklą baigiau ten, paskui ten gyvenau priešais Telšius, kitai pusėje Mačio ežerą. Tai mokykla toli buvo, tai atvažiavo tėvai pas tetą įviešintas ir čia jau mokyklą ir baigiau. Bet jie paskiau irgi atvažiavo. Mūsų, kaip sakant, miestelį toks gyveno Leibo dar likęs gyvas po karo žydas. Jis pardavė tas namelį, dėdė pasakė. Tai ten ir gyvenom čia prie mokyklos miestelio centre. Šitos Leibos namuose. Ir vidurinę baigiau. Tai drožinėtojų mokykloje 8 klasėje jau mokytoja buvo ir meno būrelį, kas negabus buvau rašyti, skaityti, kaip sakant, kitiem darbam. Tai darbam buvau biškį gabesnis, tai va ten padrožinėdavau ir viską. Ir aš tiek nemokėjau, kaip sakant, bet drožiau. Ir kaukės padroždavau, ir taip skulptūrėlės. Mokyklai norėjau įstoti. Kauno technikumą nepriėmė. Konkursas. Iš kitos grupės fotografas kėlė. Mane išbraukė iš medžio drožėjų. Jau buvo įrašytas viską, bet tai sakau, vidurinę baigsiu ir čia vėl stosiu. Atvažiavau, tai sakau, o ką tu čia dabar, eik institutan. Institutan kaip iš kaimo, tai niekas ne... Tas molį pamačiau pirmą kartą, kaip iš molio lipdavo portretus. Bet aš vis tiek per tą laiką išlipdžiau tą portretą, kur žmogus sėdėjo viską. Bet kai ten pas mum 3 žmonės priimdavo ir buvo iš technikumo, iš Čiurlionio mokyklos, visi mokyti, iš dailės mokyklos, jau žinantis, ką nori, tai nepakliuvau tada. Aš, kad kariuomenė neeitų, jau kino mechanikų išsimokiau. Tai kaip mokinas, profesinė mokykla, ta buvo Korinėjame, technikas, vadinasi technikas mokykla, neėmė kariuomenėn 60. Būčiau pakliuvęs, jeigu 68 mane būtų paėmę, būčiau Čekoslovakijan pakliuvęs. Įvykiam. Bet aš jau 9, kaip mane po mokyklos vėl niekur neįstojau, tai tada jau 9 paėmė į kariuomenę.
išmokino tankistų. Pusę metų tankistų buvau, mokinausi. Bet atsiuntė į Kaliningrado sritį. Sako, mes neturim kino mechaniko, reikia kino mechaniką. Tai klube ir prabuvau. Nu, klube, ten radiją paleis reikia, kiną parodyti, per mokymus vėl kiną irgi parodyti, važiuoti su tą mašiną. Ir išdrožiau, ir kariuomenėje drožiau visokius tokius vazonus, čia yra. Ir taip ir praėjo tarnybą, taskiau. Baigiau šitą tarnauti, tada nuėjau, kur man eit, norėjau jūron, bet irgi konkursai nepriima, kaip sakant, mokintis. Ar tai plaukti, mano draugas ten iš kariuomenės 2 metus laukė. Ne iš tarnybos, laukia, kada jį iškvies. Nu, tiek to jau. Bet prie medžio traukė, tai įsidarbinau medžio apdirbimo kombinate Panevėžyje. Ten dirbau ir po biškį drožiau, paskui susirgau. Ir porą metų ten dirbau daugiau. Ir dar dailės mokyklą neėjau vakarinę ton. O tada jau viską, kai sergu jau, viskas, kaip sakant, atlyginimai buvo geri tada, 200 su viršum rublių, tais rubliais. Jau kai matau, kad sergu nieko neišeina, pagydė Panevėžyje daktarai. Tada nuėjau kiną rodyti. Į Ignaliną nuvažiavau. Ten, parašiau laiškus, kad aš kino mechanikas, ieškau darbo. Pakvietė į Ignaliną, apsigyvenau, ten palsiautojai būdavo iš Leningrado, viską. Kino teatrai išvažiuoju tenais. Paskiau, tokių darbų. Kaip sakant, vakarė dirbi, dieną laisvas, tai pradėjau drožti daugiau ir drožiau. Tai 75 metais buvo Čiurlionio jubiliejus 100 metų. Ir aš Čiurlionio portretą turėjau įsidrožęs, nuvažiavau į Vilnių, į meno rūmus tos, čia prie pilies, kur yra. Ir sakau, pakvieskit mane, aš irgi noriu stovyklai dalyvauti, drožti. Kitais metais pakvietėt, Merkinė, Čiurlionio kely dalyvavau, susipažinau su visais. Praktiškai išmokau Užkurnys, Karaunauskas, Ulevičius, Jonušas, Riauba buvo, tokie žmonės. Daug bendravom ir paskiau nenutrūko čia. Ir kitais metais jau grįžęs Ignalinai, ten buvo įsikūrę jau nacionalinis parkas. Ir mokslinis bendradarbis buvo Bronius Kazlas. Ir aš jam sakau, jeigu nori skulptūrų, aš jam dariau jau skulptūras bitininkystės muziejui, tada irgi kūrėsi. Sakau, jeigu nori skulptūrų, tai šitaip reikia daryti. Važiuoti į Alytų, atsivežti storų ąžuolų. Eiti į draugiją, į Tautininkų sąjungą tenais, užsakyti meistrus. Kitą 77 metais visi susirinko, sukvietė visus ir mes drožėm jau Palūšėj. Stovyklas taip prasidėjo, tokios kūrybinės. Tada 2 savaitės, 3 savaitės. Tais metais tai buvo ir tapytojai, ir drožėjai. Visi į Palūšėj ir tada jau kaip Čiurlionio kelią pabaigėm, tas 76. A 7 jau šitas, dar važiavom į ekskursiją, Gorkį Vladimiras Suzdalė su lėktuvu, visi tautodalykai, kurie dalyvavo Čiurlionio kely. Ir tada Užkurnys man davė rekomendaciją čia tautodalykai Vilniuje, iš Ignalinos. Ignalina priklausė Vilniaus zonai. Tai, kaip sąjungos tas paskirstyta buvo, liaudės meno draugija. Gavau pažymėjimą, viskas, kas. Dalyvavau jau visur.
Nu tai aš jau nuo to laiko priklausau bendruomenė. Va, ką man reiškia, va, dabar 81 metais aš mokinausi Leningrade kino technikume. Čia va iš darbo, neakivaizdžiu būdu technikumą. Turiu tą tautoninką pažymėjimą, Народный художник parašytą, liaudies meistras. Ir Ermitažo visur man nereikia nei mokėti, nei eilėj stovėti. Ten įeisi. Reikia. Aš ten kelis metus važinėjau tos sesijas vasarą ir aš po Leningradą važiuoju. Nu, kas, dargi, kaip sakant, nu, iki pietų, po pietų jau nėra kas nervų iš tų paskaitų, kur egzaminai, sesija. Tai po pietų einau į institutą dailės. Ir ten su draugu radau, nedraugiai, atėję skulptoriai, mokinas. Ir tokia skulptorius buvo Pinčiukas didelis, jis Leninus portretus darė ir prie Kremliaus čia yra daryta. Ir jau ta dirbtuvė, kaip čia, bet didelis salė. Vienam kampe pirmas kursas, antram kampe antras, trečias, ketvirtas. Nu ir aš tarp jų. Pirmus metus daug nieko nedariau, antrais metais pridariau tų skulptūrų medinių. Ten Leningrade radau liepų nupjautų. Tada atsivežiau kaltus kelis senais ir drožiau. Nu, sako, gerai. Tai tas profesorius sako, nu, kas tave mokinsiu, jeigu tu moki. Draugai sako, va, jį priimkim mokintis. Sako, kad tu moki. Nu, tai tada buvo mano ir Ignalinai darbai, Palūšės tie darbai padaryti jau. Sako, kad tavęs nieko neišmokinsiu. Tai va dabar galėva už jūsų iš Leningrado atsivežtas gipsinis modelis. Ir dar skulptūras, tokias, kurias daugiau atsivežiau. Ir yra dar kažkur padaryta, mėginau daryti. Tai šeimininkė, kurie gyvenau Leningrade, sako, tai matai, tie draugai tavo, kai po pietų, tai namus čia citrinas, nu, iš visos sąjungos ten suvažiavo technikumą. O tu, sako, aš sako, nežinau, kad tu dirbi. Aš 5 skulptūras atsinešu, dar gipsinių, jau kai reikia išvažiuoti į traukinį. Traukinį tai labai gerai Leningrade būdavo vakare. Atsisėdai, rytą atsikeli Ignalinai. Įsikrovė ir man Ignalinai gyvenau netoli stoties. Susinešiau tas skulptūras. Aš kaip kiti iš Leningrados važiuodavau Ignaliną uogauti, grybauti. Į kiekvieną rudenį pilnos kibirus uogienių, grybų į Leningradą vežasi. Poilsiautojai. Tai žydai buvo, nu, bet vis tiek nuomodavo. Dabar į bėgius išardė ir sienas uždarė. Nu tai nieko, va, taip ir gyvenam, nu tai dirbom. Ignalinai pridariau skulptūrų. Tada įsikėliau aš į Nemenčinę biškį, miškų ūkį dirbau. Rekreacija zonos irgi ten tos valdos, poilsio, kaip sakant, miškininkai jau Klimas priėmė, buvęs ministras Klimas. Tai ten davė iš karto, kambarį davė ko gyventi. Paskiau, kur Ignalinai gyvenam, tą namą griovė, tada žmona užsigalvoja, kad reikia važiuoti kitur Vilniuje gyventi, tai iškeitėm į Vilnių. O Vilniuje vėl dirbom. Skulptūras dariau. Iš Nemenčinės, paskiau perėjau dirbti į Gelžkelį. Revizorius, kontrolierius, traukiniuos bilietus tikrindavau. Nu ten irgi naktį dirbi, dieną laisvas būni, tai vėl. Ten draugas iš Ignalinės pakvietė, jis kartu važinėjom traukiniais. Kiek metų pradirbau, paskiau Binkis Juozas, irgi tautodailininkas, iš mūsininkų pakvietė į dailės kombinatą tai dirbti. Nu, tai dirbau dailės kombinate namudininkų. O padarai skulptūrėlį, nuveži kartą į mėnesį ir priduodi meno tarybai, tai atlyginimas ir viskas. Paliekė. O tada kurį laiką čia vėl apsigyvenau,
tada jau. Jau kaip jau po skyrybų pirmų. Kaip apsigyvenau, tai čia turėjau 2 karvės, jautį, 2 arklius, 10 ožkų. Čia visur ganydavau. Paskiau 2000 kažkur metais pakvietė Sakalauskas iš Prienų iš kūrybinę stovyklą. Nuvažiavau, o ten dar Lenkų buvo ir visų. Tai pakvietė į Lenkiją kitais metais, o kai į Lenkiją nuvažiavau, tada aš atskirai dar nuvažiavau pas žmonės dirbti tenai. Tai mėnesį padirbau ir grįžęs visas karves pardaviau, viską pardaviau, nes čia buvo mažiau pinigų negu ten per mėnesį uždirbau. Nu, dar tie pinigai kokie buvo, dar man margiamus mokėjo. Tai tuo momentu, 2000-aisiais. Tada į kūrybinės stovyklas ėjau, o po to laiko jau į vieną stovyklą, į kitą. Tai įvažinėjau po Lietuvą. Aš nesistengiu nieko, darau savo ir viskas. Tik dabar va, jau išėjo knyga Tautodailės kryždirbystė, kur yra Anykštėnų, kaip sakė, kraštas, ten jau ta moteris taip surinka viską, Zabulytė, surinka viską, kas buvo prieš 100 metų, Viešintų kapinėse, kas Patoj, kas ir sudėta. Tada jau matosi, kur kas dariau. Nu, kai aš Žemaitijoje dirbau, tai va, žemaitiški du pas mane stovi. Žemaitiškas skulptūrėlėse. O kai taip skulptūros darai ar kryžių darai, tai aš dabar kryžių kaip pagal save darau tokius jau. O Inkūnas yra padaryta ir visur. Ir Žemaitijoje ten yra tie kryžiai padaryti. O koplytstulpiai tai daug. Tai va, Aukštaitijoje buvom Žemaitijoje, tai parašyta Aukštaitija. Pranas Petronis, kiti iš Dzūkijos, kiti iš Suvalkijos. Dabar jau jėgų nebekada dirbti, jau dabar žinau, kad reikia daugiau šitokius koplytstulpius daryti šitam krašte, šitam kitokius daryti. Nu, tik vis tiek žinau, kokius. Dzūkijai kokius ten daro, nu, Česnulis tenais, nu, pažįstu tų meistrus. Pagal braižą, kas yra konkurentai, ne konkurentai visi. Žemaičiai, nu, viską. Nu, Žemaitijoje Plungė ten, tas parkas gerai laikas prilaiko tas tautodailininkus. Tai jie geriau turi darbų. Nu, jie Anykščiai gyva savo padarė kryžius prie Arklio muziejaus. Stovyklą tokią padarė kryžius pagal senovę jau, kur buvę ta Blažio skulptūra padaryta, vėl pagal tą skulptūrą. Nu, darė kryžių, bet vienas paprašė, kad aš padaryčiau nukryžiuotai. Tai aš, kažkamo man nukryžiuotasis, taip pagažinė. Nu, tai kaip prašo, gerai, va, daug Vilniaus yra, Vilniaus rajone yra, ten už Vilniaus pridaryta. Užpernai gal padariau kryžių irgi. Ne, pernai padariau vieną kryžių. Nu, šį kryžių ir koplytstulpius. Inkūnam ir paskui už Vilniaus tenais jau vos ne prie Baltarusijos sienos. Už Medininkų šonen, taip. Irgi kryžių. Didelį, ten važiuojant irgi kryžiais stovi žmonės. Tai laukia tai ąžuolas. O viduj tai va dabar iš liepas darai, ir iš ąžuolo darai. O dabar padariau kelius darbus ir iš beržo. Nes mano beržų dabar 100-mečių nuvertė vėjai, nulaužė. Ir man gaila to, kai storų kaladė kažką reikia padaryti. Dabar yra paroda, yra Širvintose, Čiurlionio portretą padariau iš beržo. Nu tai kada daryti, kaip užsakovas ateina. Ašgi savo, tuos mažus galiu rūpintailį daryti, angeliuką daryti, taip pelėdžiuką, vėl ką, nu,
Nu, o taip, kai ką reikia daryti, paprašo, tai tą darai. O ten Šventą Jurgį ar ten kokį, nu, čia Jurgio konkursas dalyvavau veisėjas, tai bažnyčioje yra ten daug skulptūrų. Ne tik mano, ten eilę metų ėjo konkursas ir 1, 2, 3 vietą laimėjusius bažnyčiai palieka. Tai dabar ten visa ekspozicija. Ir dabar veisėjų pavasaris gegužė buvo, gal irgi šiemet, ar buvo, nebuvo, nežinau. Kitais metais dalyvaudavau ten. Suvažiuoja tapytojai, profesionalai iš visur, ir iš Latvijos, ir iš Baltarusijos būdavo, ir iš visur, o dabar parkai tokie padaryti yra Veisiejose, tai 3 parkai, vienas prie miškų ūkio, kitas prie mokyklos, kitas vėl pačiam miestelio centre. Drožiam piliuką tokį turi ir drožia. Iš vienos pusės, iš kitos pusės. Jau taigi, kas čia nupiešė, iš karto nudrošė. Na taigi, čia va, tas pats kaip piešinys va, gaunasi, linijas išsibraižai ir o jau nupiešė vėl nudroškai, nu tai kas nesąmonė. O taip šitaip drožti negalima, ranką laikyti negalima, niekur negalima, reikia atsiremti, reikia viskas pagal taisyklės. Tokį vėl gali kaip drožti, bet visur turi atsiremti. O geriausia taigi va, geriausia tai yra va, įsispaudi į varštotą ir niekas smalkas, va, ir lieka gabaliukas atpjautas, va, ir darai paskiau. Iš tų gabaliukų, va. Aš kai mane, kai nuvažiavau tos Smalėnus, nu, kaip sakant, Lenkijoje, kai dirbom, tai aš tą rūpinėlį padariau Vigrijos per 3 dienas, nu, o ten reikia 10 dienų būti, tada tik atsiskaitant, nu, tai aš ir klebonui dar skulptūrą padariau, ten kokią tie pietą, ir kitiem iš šitų pridrožiau, kad tie patys drožėjai dar ėmė iš manęs, kad tokio rūpinėlio jisai nepadaro. Nes Lenkai biškai, nu, kitaip. Jie koplyčių pusiau, ten, nu, kaip skulptūras daugiau daro. Čia tie tautodailininkai buvom stovykloje. Nu, tai mano technika jau, tai jau vis žino, kirvis yra ir dabar yra pjūklas, atsipjaunu. Nu, vis tiek mano, taigi, daviau pačiupinėti medį. Kaip atrodo su laiku. Tu gali, nu, neblizginti. Namuose, va čia dabar šveisti, lauke viskas, jeigu darai laukui darbą, gali kaip nori, dar gražiau atrodo, nes daug šešėlių, duoda šešėliai. Jau aš Leningradą supratau, kad šešėliai duoda, nes vai dabar į galvą gali pažiūrėti, pamatysi, kiek to šešėlių tenais yra Leningrade.
Čiagi šitų Mikelandželo darbas, tas Lakonas. Čia man atlėję draugai į Leningradą. Aš nedariau, aš tik moterišką ten padariau. Iš medžio, bet medinę padariau, ne iš gipso. Ten mačiau, kaip iš gipso, lieja, daro. Taigi sakiau, 1, 2, 3, 4 kursas. Ir niekas, jie po pietų visi susirenka, vieni dirba, kitos dirba, profesorius kada užeina jau ten, jam dienom ten paskaitas tai piešti, tai vėl kas. Mokinių dabar aš jokių neturiu, nes kai aš dirbau mokykloje, tada buvo mokiniai. Aš mokinau į norvėgus, ir italus, ir vokiečius, ir tos švedus. Grupė atsiųsdavo pavasarį, mainai vyksta tarp mokyklų profesinių. Tai visiems, tai kai jam ateina, parodo pas man dirbtuvę, sako, mes čia norim praktikas. Tai 2 savaitės ir dirbam. Ir rodau, kaip dirbti kiekvienam, aš kalbų nemoku, bet parodau, kaip kalti įrankiai. Tai mokiniai. Jie buvo ir iš Vokietijos, o tokie gabesni yra, kažkur nuotraukų pas mane, kaip jam su mokiniais. Kai jie dar padarė, žinau, jau išvažiuojant, fotografuoja su savo darbais. A lietuviai nelabai norėjo, buvo mokinių ir vienas tik tais Telšiuos įstoja, Umbrasas, jisai jau institutą. Bet jis daugiau į metalą paskiau pasinešė ir irgi gabus, ir išdrožti drožė, ir šitą, ir jam reikėjo iš... Kiti irgi vienas drožė, bet futbolininkas Mikoliūnas toksai yra. Tai jo brolis mokinosi ir irgi padroždavo. Viršininkas atėjęs, gamybinės, sako, ko tu čia tai mažas rankas darai? Sako, man tai patinka. Man patinka, tai drožia. Kitas, matai, drožta, bet kitas irgi statybininkų mokinasi, tai gerai, statybininkas, sode nusiperka namelį, pastatą normalų namą, parduoda. Sako, man geriausia pinigai. Paskiau pardaviau, kitas perku, vėl statau, darau, savo darbą išnaudoja. Ką aš drožsiu, bet jam patika irgi drožti. Tai yra jaunų, yra dabar, jie greit mokosi, greit su benzopjūklais išpjauna ir padaro ir kaip mes buvom. Nedings, jeigu bus užsakymų ir dirbs, kaip laisvalaikiu, kas pamėgsta yra, tai to dalykai. Taigi jaunesni dabar dirba daugiau, tai visi. Taigi čia šitą reikia klausti Sakalausko, jisai visus žino, jis buvo į Japoniją ir visur kaip kas drožia. Čia kaip ir mes savo drožia, tai panašiai, bet jam irgi, aš su čeku dirbau tada, tai jam patiko kaip drožiau. Tai patiko. Tik mūsų drožia dabar, Česnulis dabar jau pradėjo iš metalo daryti, vėl visokius projektus virinti. Irgi kiną baigęs, ir kino mechaniko dirba, ir čiurlionį mokinasi. Tarabilda irgi drožia ir piešia, ir kaip sakant, mūsų. Tai kaip anykščių tėvam, aš Tarabilda, Gaidys, dar šitas Šarvyla Valentas, kiek atėjo jaunesni, tai jau atskirai dabar jau, aš nežinau, ten meno yra to. Yra ta meno, kurie dirbtuvės ten jų, prie cerkvės pastatytas, ten parodas kitą kartą būna ir kartas viską. Yra angeliukus drožia, taip. Didžiausias tai, gal didžiausias, yra Papiliuos kryžius. Čia 10 kilometrų.
Tai šį mėnesį užsakė ir padarėm 20 Lietuvai buvo nepriklausomybės metinėm. Nu, tai stambiausias toksai. Bet stambus ir Anykščių šventoriui, sukilimui. Čia tokių svajau, kad jau parodys kažkam yra. Taigi, kad dabar mieliausia nesurinksi, reikėjo padaryti, bet nepadariau. Nepadariau tokį.